Žodžiu, kame situacija, varau į open mic'ą būtent mini ir kame esmė, man pasakė, kad aš nejuokingas. Aš pasakiau. Ne tu, pasakė, kad aš nejuokingas komikas, nesąmonė. Žodžiu, surašiau bairius, insane bus, bet dabar iš principo. Nejuokinga, juokauji. Ši yra bullshit. Žodžiu, mini open mic'as, tada kadu, insane. The issue is, kad aš blogai jaučiuosi biški dabar. Man biški bloga. Nežinau, vandens trūksta, vandenėlio, dar kažką išgėriau, bet fignia. Tai aš turiu biški daugiau energijos turėti. Bet bus gerai, bus insane. Pizdies kaip gerai. Insane. Nu, Ignas rašo insane materialą. Pasirašęs, ne? Jo. Visas tekstas. Kaip manai, kaip šiandien pasirodysi? Normaliai. Aš irgi kažką pasirašiau. Turiu čia visą materialą. Turėtų būti... Nežiūrėkite, tai ten jo materialas. Ten mano materialas, jo. Čia yra labai privatu, aš niekam nerodysiu. Tai nežiūrėkite. Nežiūrėkite. Nežiūrėkite, kas čia parašyta. Ne. Pabiškai palaikyti. Va čia būtent. Pala, matos? Nežiūrėkite, ką aš čia rodo. Tai va, Ignai, kaip manai, geri bairiai bus, visi nauji? Pakankamai, nėra, kad visiškai. Gal vienas du kokia visiškai, bet kiti... Aš irgi kažką iš senesnių truputį pakeistų. Ką tu norėjai pasakyti? Aš net nepabaigiau sakinį. Gerai, sakyk. Nesakysiu. Ne, tai nepyk. Sakyk, ką nors. Sakau, kad nejuokingas. Nu ir jis nejuokingas, žodžiu, gerai, viso. Žodžiu, mano predictionai. Ten, kur bus su navigacija bairis, į kairę ar ten dešinę, insane, žiauri juokingas. Šuo albinas, žiauriai funny, insane, laughs. Ignas sutinka. Bus naudotas paukštis. Ignas prisijungia. Naudotas paukštis bus insane. Laba. Su kamera atgal. Tada irgi ten, kur moteris padėjo praustis, tas ekstra bairis, bet gal kažkas įsivystys. Studentas komunikacija šuo will be valid, nes jau buvo žmonės, kurie žvengia, aš ten kažką paimprovizuosiu pabaigoj. Ir turėtų būti gerai. Nežinau, ir po to aš ten žiūrėsiu gal juokinga, bet tas paskutinis visiškai naujas, nieko nežinau ir abejoju, kad žvengs. Bet maybe žvengs. Labas vakaras. O, geras. Žodžiu, kame situacija, aš nesenai įsikraušiau ir į naujus namus aš naudoju savo navigaciją. Ir vieną kartą aš atsimenu, įsijungiau navigaciją, variau namo ir pamiršau ją išjungti. Pasigražėjau ten kokią vazą savo ir nuvariau miegot. Iš niekur nieko, 3 ryto ant max garso aš girdžiu, sukite į kairę. Aš įsigandau ir toksai, aš galvau, kad kažkas įsilaužė į namus, bet koks vagis ateitų prie mano durų. Jūs pasiekėt kelionės tikslą. Ateina, pavogė mano mylimiausią vazą. Ir po to ateina irgi įsijungia navigacija, už 200 metrų policija. Jo. Tai dabar mano naujas žadintuvas, naprava, žodžiu. Jo, aš turiu tenais tokią labai nuostabią beprotę kaimynę ir jinai turi šunį, kurio vardas yra Albinas. Bet jinai savo vyrą vadina tenais katuk, šuniuk, meškiuk. Ir mane tai labai maišo, nes jinai man atėjo būtent, jinai pasigerbė mane mieste kažkur ten ir tipo man pasakojo istoriją, kaip jinai nuėjo su Albinu ir katuku pabūti miške nakvoti. Jis sakė, žinok, buvo labai fainai, bet Albinas po to prišiko į palapinę. Teko Albiną prirakinti lauke. Kitą dieną žiūri, Albinas pabėgo. Kvietėm gyvūnų kontrolę. Žodžiu, surado Albiną, teko užmigdyti. Ir sako, bet tai viskas gerai, žinok, tai vis tiek aš kitą nusipirksiu. Turėjau Oskarą labai fainas, bent jau nešikdavo ant grindų. Aha, po Skelbiu LT buvau vaikštinėjęs. Ir radau, kad, nes norėjau paukštį nusipirkti ir pažiūrėjau, buvo vienas skelbimas, parduodu papugėlę naudotą. Ir tipo, aš labai pasimečiau, bet man labai patinka idėja, aš irgi norėčiau kažką panašaus, nežinau, mesti kokį skelbiu, kad tipo, parduodu dildo, naudotas, bet neišpakuotas. Aha, kaip čia gali būti. Jo, šiaip kas dar visai įdomu yra, nežinau, ar pastebėt, vyksta trendas naujas, moteris visos pradėjo praustis ten, nežinau, labai keista. Bet, tipo, kas man dar keisčiau yra, jos prisikabina prie visokių niuansų, pavyzdžiui, tipo, jeigu tu varai su savo vaikinu į svečius ir tiesiog, pavyzdžiui, ateis prisikabins, o kodėl pas tave kojinės plyšusios? Niekam nerūpi.
kaimynai net nepastebės. Ir aš buvau nuvaręs su jie būtent pas tuos svečius, nueinu tiesiog į tualetą ir buvo praviros durys. Jinai matė, kaip aš pradėjau myšti atsistojęs. Ir jinai ten pradėjo šaukti, beprotis, nesveikas, gėjus. Ir aš toks, prie ko čia? Ir aš tipo, jinai išėjo, aš paklausiau kaimyną, su kuriuo aš myžau tulkės, ko aš gėjus. Sako, ne, ką tu, nukratė mano špenčpilį, sako, viskas gerai. Žodžiu. Čia kaip krentų nuo stogo. Tipo, šiaip, pavyzdžiui, mano dar draugas yra studentas, baigęs studijas, studijavo komunikaciją. Ir sako, čia dabar aš galiu bendrauti su visais, aš ten genijus, visa kita. Ir dabar įsidarbino šunų kirpėjų. Ir tipo, aš žiūriu, kad pradeda man su juo kažkaip sunku šnekėti. Prieš savaitę šnekėjom, sakau, kaip sekasi, toks, nesveikas, bet po to pradėjom taikyti, sakau, žiūrėk, gal kažką reikia nuveikti, sako, gal išvesi mane pasivaikščiot. Tai, žodžiu, ėjom prasėjti irgi jis davė man šitą plastikinį maišelį, savo, mano šūdus rinksi, aš toksai, kodėl? Nesveika, žodžiu, nebevedžiojau jo, nustojau, viskas. Žodžiu, buvo didelės tylos, nežinau, tipo. Aš ir geriau. Bet ne visi, aš galvojau, bus daugiau insane. Nelabai, bet man dabar įdomu, kaip šitas pasilygint su kadu, tipo, šitie bairiai. Kaip ten išeis. Nes yra po atveju, kur čia nesijokia kadu juokas, bet ten daugiau žmonių asvalo. Žodžiu. Šiandien buvo daug žmonių. Šiandien buvo daug žmonių čia, jo. Kokios Igno įžvalgos? Nežinau, vienas vaikštas labai mano gerai suėjo, kiti kai kurie biškai, kai kurie visiškai ne. Bet ten buvo nauji. Nežinau, kažkaip tai daugam sekėsi šiandien. Aha, daugam. Žodžiu, jo, o kaip pas mane kažkas, kokios įžvalgos? Kad iš to šuns bairio labai juokiasi žmogus, kuris su šuniu atėjo. Tai koleracija kažkokia, gal vadina katuku savo ir irgi turi albiną šunį, nežinau. Ok. Nes aš ten pasižiūrėjau už šoną ir tiesiog žengė moteris, kuri tiesiog turi šunį ant kelių. Tada very funny. O kiti kažkas visi mech tokie. Taip jaučias. Tu ten, jo, tipo... Nes, pavyzdžiui, su navigacija, aš galvojau... Navigacija šiaip jokius. Jokius šiaip. Ne? Aš labai tylu. Na, aš gal lyginau tave su savim. Ir garsą? Jo, įrašiau. Okay. Bet aš gal lyginau tave su savim. Ir aš taip žiauriai gerai pasirodžiau. Nu, tu gerai pasirodai, jo. Aš sakau, aš žiauriai juokingas šiaip. Ten mokytojas, insane. Šiaip, jeigu nežinot, aš mokytojas, man 37 metai. Jam 37 metai. Tai va. Kažkas jaučiasi, ką reikėtų išmesti iš čia, tiesiog ne, bairis. Aš nelabai atsimenu, aš labiau fokusavau, kad tu kadrą būtų. Nu, navigacija atsimeni? Jo, navigacija geras, aš tik tai pabaigą, ten ne vaza, aš nesprantu, prie ko vaza. Na, vaza, kad nupysino tiesiog. Nu, bet, juokingiau, čia ne juokinga. Žodžiu, okei. O tada paukštis, kur naudotas. Geras, bet ta antra dalis kažkaip tiesa. Tipo žmonės juokiasi iš tavo to, kad naudotas paukštis, bet ką tu paskui paskaitė? Nesąmonė. Gerai, dabar pasitinkam dar irgi jauną bičiuką, nesenai pradėjęs palaikom Sevilį. Pasitinkit Luką Vosylių! Labas vakaras, sveiki. Yeah! Žodžiu, kame situacija, ar ne? Aš atsikraušiau naujus namus, nauja vieta. Ir, tipo, aš naudoju navigaciją, ar ne, aš labai populiarūs tokie dalykai. Ir įsijungiu navigaciją, ateinu, nuvarau namo, pamiršau išjungti, nežinau, pasigrožėjau ten vazą savo, kas ten vyksta, nesvarbu, nuvariau miegot. Ir iš nieko 3 ryto tiesiog girdžiu, sukite į kairę. Aš kaip perškukau, kažkas įsilaužė į namus, bet, tipo, koks vagis ateitų, tiesiog jūs pasiekėt kelionės tikslą, tipo... Ne, ateina po to, nupisa mano mėgiamiausią vazą, įsijungia vėjas, atmin pažiūrė, už 200 metrų policija. Jo, skubu. Žodžiu, ir tenai stojojau kaiminystėj, yra kažkokia tokia baba, dieve, šlykšti, dieve, vis laik būna kažkur tos babos. Ir jinai turi šunį, kurio vardas Albinas. Bet savo vyrą vadina katuk, šuniuk, meškiuk. Ir mane tai labai maišo va šitie pavadinimai. Nes, pavyzdžiui, aš buvau su ją pirmą kartą susitikęs ir jinai man pasako, kaip jinai buvo išvykoj su Albinu ir katuku. Ir sako, nu fainai, mes ten panakvom palapiniai, bet tada Albinas prišiko į palapinę. Teko Albiną prirakinti prie medžio. Kitą dieną žiūrim pabėgo, kvietėm gyvūnų kontrolę. Kaip beprotis, suradom Albiną, teko užmigdyti. Žodžiu, tai... Skundėsi, kad Albinas šik ant grindų, aš toks, jau, suprantama.
Šiaip kas gana įdomu, aš naudojau Skelbiu LT, ar ne, tenais nusipirkt gali visko labai patogu ir aš norėjau paukščiuką nusipirkti. Ir dabar, aš varau, pasižiūriu, pirmas skelbimas, parduodu papugėlę, naudota. Kas? Ir aš pasižiūriu, ten kažkodėl papugėlę orkaitė ir aš toks, ką? Kita nuotrauka iškeptas, kad naudos atėjo. Bet man patinka tokia idėja, aš visai norėčiau, pavyzdžiui, parašyti irgi per Skelbiu, parduodu dildo naudotas, bet neišpakuotas. Grįžtam prie papūgos, fui. Žodžiu, ne? Nežinau, kaip jūs gaudotės su tais trendais visokiais, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, kad moteris labai pamėgo praustis, nežinau, labai keista. Bet kas dar keiščiau, pavyzdžiui, jos vis laik prisikabina prie mažiausių niuansų. Pavyzdžiui, pas biržą kojinės plyšusios. Niekam nerūpi. Nueitum į svečius, niekas net nepastebėtų. Aš, pavyzdžiui, buvau nuvaręs į svečius su draugė ir tenais aš vienu momentu nuvariau į tūliką, ten nusimyšt, atsistojęs, ne, normalu. Ir buvo tarpas, kur tenais matėsi per plyšį ir mergina pamatė mane, sako, ten, tu beprotis, nesveikas, gėjus. Ir aš toks, ką? Ir aš pažiūrėjau kaimyną, su kuriuo aš myžau tūliką, sakau, aš gėjus, ir jis toks, ne, nukratė mano špenčmelį, viskas čia gerai. Fuck, man jau bus geras, žodžiu, gerai. Palaukit, bus kačiau momentas, tuoj. Žodžiu, kame, žiūrėk, čia bus insane, čia bus žiauriai geras, tikiuosi. Žodžiu, kame esmė, turiu draugą, kuris baigė studiją, studijavo komunikaciją. Ir sako, dabar aš čia galėsiu komunikuoti su visais, ten, su klientais, kompanijom, aš genijus, ir aš toks gerai. Ir dabar jisai dirba šunų kirpėjų. Ir, man rašo žinutė, sako, žinai, man labai sunku sušnekėti su klientais. Aš toks, negali būti. A, ne? Ir mes pradėjom pykti su juo, nes iš viso jis nesveikas tapo, aš sakau, seni, viskas gerai, jis sako, gerai, raminkite, Dieve. Norėjo pradėti taikyti, sako, gal išvesi pasivaikščioti. Duoda man maišelį, sako, pavedžiosi čia aplinkui. Jo, susipyko su Albinu. Buvau anksčiau susibendravęs su valytoja, tokia jauna. Ir ten neklauskit, kaip, nežinau, aš apmyžau, gal balą pamatė, jau problemų nėra. Ir jinai atvarė pas mane nakvot ir sako, man čia kažkaip nejauku. Aš, turbūt logiška, nes jinai vietoj to, kad miegot namuose, turėtų valyti jos. Ir aš sakau, žinai ką? Žinau, kur problema. Ką aš padariau? Įjungiau indaplovę. Fuck, žodžiu. Ne, aš maniau, kad bus insane, žodžiu. Tai būt juokinga, bet žvengia, ne, žodžiu. Kame esmė, toliau. Žodžiu, aš vieną kartą vakare ėjau pasivaikščioti ir pamačiau mašinai vakare porelę pisantis. Normalu, turbūt. Nežinau. Ir vienintelis logiškas sprendimas tai būtų prieit prie jų, ar ne? Nes kodėl ne? Tai, žodžiu, aš prieinu ir aš nežinau, kas man užėjo, ar ne? Aš tiesiog sakau, sveiki, pareigūnas Lukas. Bičas peršiko, ar ne? Atidaro langelį ir pasižiūri mane, pisplauki ūsai, bet pareigūnai nežeidinės. Išlipa iš mašinos ir aš toks, pizda, jis patikėjo, yeah! Ir jisai išlipa iš mašinos, ką pareigūnai gali daryti. Ten reikia patikrinti alkoholį. Tai ką aš ateinu padarau, įsitraukiu pirštą, sakau, pusk. Jis pradeda čiulpti, sakau, nečiulp, pusk. Žodžiu, ateina ten, ištraukiu visas saleivas ir aš nesuprantu tų promilių, aš nežinau, kaip veikia tie skaičiai. Tai aš tiesiog sakau, pas tave atrodo kaip pem ant pem. Ir aš nežinau, ant kiek jis buvo išgėręs, jis toksai, gali būt. Žodžiu, beprotis kažkoks irgi. Tai... Kam esmė, sako, žinai, aš tau duosiu kyšį. Sakau, tu man nieko nekyši. Ne, kyšį. Sakau, gerai, kyš. Žodžiu, davė 20 eurų, aš patenkintas, jisai ne, nes, aš nežinau, įsiblaivys, pizda, patikėjau. Tai va, jo, kačiau, žodžiu. Ja, man reikėtų reperių, plaukai kaip šluota. Anyway, žodžiu, aš vaikystėje švipluodavau, ne, taip, suprantate, ne? Vaikščiau pas logopedą, žinot, ten to lyg danties trūko. Ir suprantat, ant kiek sunku sutikėti su moterim, kur tu sakai, labas, atpukas. Nelabai, ateini pasidalinį. Šiandien mes mokėmės tą R raidę. Ir labai sunku tart R raidę. Ir aš turėjau draugą Roką. Tai aš jį pristatydavau, sakyti, mano draugas Lokas. Tai yra, žodžiu. Tai...
Yeah. Pak, noriu dar kažką pasakyti labai gero. Bet jūs venkite iš niekur, tai apsunkina situaciją. Gerai, tauton improvizacija, turiu dar laiko? Jo, čiūjų taip, nematau nieko. Žodžiu, kame esmė, turiu tėvą. Ne? Ir mano tėvas yra be danties, tai yra normalu, žinokit. Ir pas jį išdaužtas dantis ir aš sakau, tėvai, čia nelabai normalu, jis sako, nėra problemų. Nežinau, ką tu nori pasakyti. Bet tėvo genus, kad mes abu nusišnekam. Žodžiu. Tai jis atėjo, pasiėmė dantį, klijus, įsistatė ir sako, viskas, sutaupau pinigus. Bet pagaunat, iš kur šveplavimas ateina dabar, ne? Ateina, tai turiu idėją. Žodžiu, jo. Tie, gerai, ačiū visiems. Žodžiu, absoliučiai pavargęs, reikėjo taip ilgai laukti. Japtoj, man visa energetika dingo, ten bandžiau jau užsibūstint. Nežinau, kai kurie bajai seni, jie visą laiką, aišku, veikia, kai kurie nauji ten ant pačios pabaigos žiūriu, kad dar liko laiko, ant vietos improvizavau bairį. Esmė, kad visa žiūrovai jautėsi tipo ant steroidų, žiauriai geras kraudas. Tai tipo, daryk, ką nori, bet tau paės, tipo toks vaibas. Reikia daugiau rašyti žodžių, nežinau. Tipo, nes kai kurie žengia, sakau, ne dėl bairio, bet dėl tų personality pauzių, tipo, kas, nėra kažkas wow. Tai, jo. Gal idėja iš šito viso vėl atkirp, kurie nelabai, įmest vėl naujus, tie, kurie geri, palikti vėl prašlifuot, tai toks miksas. Bet jau pasakysiu, aš ant tiek pavargęs, aš nebeatsimenu net ką aš pasakojau. Aš noriu miego, o aš dar kai įsikraušiau, čia piec kiek laukti. Žodžiu. Tai aš noriu miego. Tiek, ačiū.